teršti gamtą, juk šiukšles reikia pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, kuriuose jos iš gyventojų priimamos nemokamai. Alytuje įrengtos 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – Alovės gatvėje 6 bei Putinų gatvėje 3A. Yra specialios aikštelės, kuriom būtina net alytiškiam naudotis jomis, kad mūsų miestas būtų gražesnis ir tvarkingesnis. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės iš gyventojų nemokamai priimamos buityje susidarančios stambios atliekos, kurių negalima mesti į konteinerius, esančius prie gyventojų namų. Seni baldai, langai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, naudotos padangos, statybos išgriovimo, elektros ir elektronikos atliekos. Šiose aikštelėse priimamos ir žaliosios atliekos. Beje, Putinų gatvė 3A įrengtoje aikštelėje gyventojai gali saugiai atsikratyti ir buityje susidarančiomis pavojingomis atliekomis. Nelik abejingas, rūpinkis savo aplinką ir pristatyk didelių gabaritų atliekas į tam skirtas aikšteles.